Čia laida apie ūkį ir bites. Kalendorinė vasara baigėsi, sparčiai tuštėja kurortų alėjos ir pajūrio paplūdimiai, o paežerėse šėliojančių vaikų juoką keičia besibūriuojančių paukščių balsai. Poilsiautojai grįžta į miestus. O kuo atslūgus jų antplūdžiai gyvena populiarių turistinių regionų kaimo bendruomenės? Apie tai mūsų žurnalistų reportaže iš Pamario krašto. Vienareikšmiškai galiu tik tai patvirtinti, kad šitas pastatas jau šį rudenį būtų buvęs sulygintas su žeme, jeigu nebūtų buvę gautos lėšos, tikrai. Ir tai jau yra, sakykime, per vėlai mes susizgribome, galbūt nedrįsome, nežinojome, galbūt trūko tos inspiracijos ir va tas mūsų sėkmingas projektas suteikė pasitikėjimo, kad tikrai mes galime valdyti tuos projektus ir mes galime daryti ir tikrai manau, kad čia mes neapsistosime dar ties šituo. Šiame Kintų centre stovinčiame pastate dabar šeimininkauja statybininkai, o jo likimui neabejingi miestelio gyventojai gali ramiau atsikvėpti. Prieš tai čia vienas apsukrus vokietis žadėjo įkurti senelių namus, pradėjo remontą, o vėliau viską metė ir išvyko nežinia kur. Mes jau galų gale su bendruomenė sėdom ir išgvildenom tas idėjas, kurios būtų galima iš tikrųjų teikti kaip projektą, kaip vietos veiklos grupės projektą ir prašyti paramos, nes buvo aišku, kad arba tas pastatas sugrius, kas iš tikrųjų ir įvyko šį pavasarį, sulūžo jau visiškai sijos, jos įlūžo. Bet projektas buvo jau atliktas, matavimai pateikta. Su kiekvieno kultūros paveldo statiniu yra tam tikri reikalavimai, tam tikri yra apribojimai, bet kadangi yra ryžtas ir noras bendruomenių abiejų padaryti šitą projektą įvykdyti, aišku, jie suderino iš anksto su kultūros paveldo departamentu ir be abejo šitas projektas jis yra jau dabar įgyvendinamas ir jis bus sėkmingas. ES yra 250 000, dar yra bendruomenės parapijos lėšos ir savanoriškas darbas. Tai nėra dideli pinigai tokiam pastatui, bet tikimės, kad jis tikrai gyvuos ir kvies mus toliau ieškoti sprendimų. Džiaugiamės, kad vis tik atsirado rangovas, kuris patikėjo, mes jais pasitikėjom ir pradėjo darbus. Tai yra nuimta jau daugmaž medienos, bus kai kuriuos tarybiniais laikais išmuštos nišos užmūrytos, atstatytas pirmasis vaizdas, uždengtas stogas, langai, duris, įrengta viena salė ir buitinės patalpos šitam etape. Šitą projektą teikia Kintų bendruomenė kartu su Kintų evangelikų bendruomenė. Kadangi buvo tokia idėja padaryti bendrą projektą, kad būtų galima įsteigti socialinių paslaugų centrą šitame pastate ir dėl to suėjo kaip partneriai viena ir kita bendruomenė. Kintų evangelikų liuteronų bendruomeniai priklausančio pastato rekonstrukcijai finansavimas skirtas iš LYDER programos įgyvendinimui numatytų Europos fondo kaimo plėtrai lėšų. Ši programa numato paramą pačių vietos gyventojų iniciatyvoms, o finansuojami gali būti pelno nesiekiantys ir socialiai vertingi projektai. Yra nuspręsta padaryti tokį kaip avarinį butą žmonėms nukentėjusiems nuo potvinių, kurie čia dažnai vyksta, arba pavyzdžiui, nedaug dieve, nuo gaisro. Čia bus antru etapu visą tai daroma, todėl kad šitam pirmam etape pinigų iš tikrųjų užteks tik tai uždengti stogui ir sutvarkyti pamatus, įdėti langus, duris, bet patalpa jinai bus skirta visiems. Ta prasme, čia niekas nebeskirsto į dvi bendruomenės, mes esam visiškai vienalytė bendruomenė. Ir labai noriu tikrai pasidžiaugti, kad liuteronų bendruomenė labai aktyviai atvėrė savo duris bažnyčios koncertams, renginiams. Jeigu kalbant apie tą istoriją, tai iš tikrųjų jie yra turbūt paminėtina Lietuvoje, turbūt atveju netiek daug ir yra. 20 metų didžiąją bažnyčią naudojosi katalikai, nors nuosavybė yra liuteronų evangelikų. Pastaruoju metu pasirašėme 30 metų panaudos sutartį, kur katalikai jau kaip ir antrieji savininkai atsirado. Tai galimybė vystyti veiklą, koja kojon žengti,
abiejų konfesijų žmonėm, aplamai bendruomeniai, tai naudinga ir aš manau, kad kintai pasipuoš šito gražiu ansambliu. Pastatai iš tikrųjų yra seni, mažoji bažnyčia 100 metų, anoji 350 metų, o jeigu tai pasižiūrėjus va šitą ūkinį pastatą, jis turėtų būti irgi panašaus amžiaus, neturėjęs didelių kapitalinių remontų ir būklė buvo apgailėtina. Europos fondo kaimo plėtrai parama lyder programos įgyvendinimui numatyta Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje. Pats paramos teikimo mechanizmas ne tik suteikia galimybę vietos bendruomenėms investuoti į savo gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimą, patiems pasirinkti plėtros prioritetus, bet ir telkia pačius gyventojus. Kai jau buvo realūs numatyti pinigai, jau reiškia pagal lyderį programą, tai be abejo šitos bendruomenės jos aktyvėjo. Šiaip bendruomenių yra virš 50 per visą savivaldybę. Aišku, vienas aktyvesnis, kitas gal šiek tiek pasyvesnis, bet vienur ir kitur jos, reiškia, vykdo kažkokią veiklą. Iš tikrųjų, čia daugiau būtų gal kintiškiam, sakyčiau, nes numatyta, kad atsirastų patalpa, kurio jaunimas galėtų rinktis ir pagėdoti, ir padainuoti, ir už savo laisvalaikį užimti. Taip pat atsirastų galimybė vėliau ir skalbyklos, galbūt pirties paslaugom. Tai nukelta į antrą jau būtų etapą. Pirmiausia, norim, kad jis įgautų tikrai išorės vaizdą ir jau galėtumėm pradėti po truputį vykdyti veiklą. Planai turėtų būti susijęs su rekreacija, tai yra pamario sutvarkymas, pritaikymas poilsiautojams aktyviam sportui, nes aš taip suprantu ir žinau ir galvoju, kad čia tikrai nėra Palanga ar Nida, kur žmonės atvažiuotų degintis vien tik tai. Čia yra kiti privalumai, būtent tas aktyvus sportas. Apie tai, kad lyder programa leidžia vietos gyventojams patiems rinktis, kokius projektus įgyvendinti, pirmiausiai byloja ir Juknaičių pavyzdys. Vietos žmonės nepamiršo, kaip į jų pavyzdingai sutvarkytą gyvenvietę važiavo ekskursijos. Todėl atsiradus galimybei ES paramą skirti viešųjų erdvių sutvarkymui, Juknaičių gyventojai atnaujino savo parką. Čia pradžia buvo padaryta dar ūkio laikais. Buvo tas toksai amfiteatras, ta arena buvo padaryta, tačiau nebuvo tų suolelių, nebuvo tos scenos. Ir per 30 metų taip ir sunyko viskas, labai apgriuvo. Tai ir nutarėm, kad gavę pinigėlius iš Europos atgaivinti tą parką. Vaizdas buvo galbūt kitoks, bet žmonės visą laiką kalbėdavo, kad kada seniūnus darysim, kada atnaujisim, kada kažką gražiau padarysim. Kadangi pinigų biudžetinės įstaigas tokiems reikalams negaunama, išskyrus. Šiaip tai buvom gavę tam ežeriuką išvalyti, tai teko laukti projektą ir pritarti bendruomeniai. Bendruomenės nariai visi vienbalsiai pasisakė. Tai yra vienas toks, sakykime, įdomesnis projektas iš vietos veiklos grupės, kadangi dauguma, gal sakykime, daugiau bendruomenio reiškia, dėmesį kreipia į pastatus, o Juknaičiai, reiškia, sugalvojo renovuoti tokį, reiškia, parką. Tai aišku, sveikintinas dalykas, kadangi kiek atvažiuoja čia svečių ir pati bendruomenė yra patenkinta šitų projektų, vyksta visos vasaros šventės ir bendruomenės, reiškia, susėjimai vasaros metu, palankių metu. Tai yra sveikintina, ne vien tik pastatai, bet yra tvarkomas ir teritorijos, viešosios erdvės. Mes nedarėm tai spontaniškai, tai buvo susirinkimas, jau 2009 metais buvo pradėta, jau kaip žinojom, kad pareina tie pinigėliai į Šilutės rajoną, jau buvo pradėta tartasi su bendruomenės nariais, su valdybos, su seniūnaičiais Juknaičių gyvenvietės, iš kitų kaimų buvo suvažiavę, klausėm, ar sutinkat, ar pritarėt, kad reikia sutvarkyti šią erdvę. Tai buvo vienbalsiai priimta, kad reikia. Vienas iš lyder programos tikslų į viešųjų projektų įgyvendinimą įtraukti kuo daugiau vietos gyventojų. Europos fondo kaimo plėtrai finansinė parama negali viršyti 90% projekto vertės. Todėl bet kurį projektą inicijavusi vietos bendruomenė privalo ir pati prisidėti prie jo turtinių įnašų arba savanoriškų darbų. Daugiausiai kainavo, tai yra to amfiteatro čia vadinamas tas gerbuvės sutvarkymas, nes kadangi reikėjo ir akmenis jau permūryti, ir visus trinkeliam iškloti, ir betoną išimti, kuris buvo jau sutrūkinėjęs, tai čia išėjo didžiausia suma. Antras toksai pagal
brangumo, tai buvo suolai. Nu ir pati ta vadinama uždanga, irgi apie 100 000 kainavo. Aplamai žmonės savanoriškų darbų labai daug pas mus dirba bendruomenėse. Aišku, ne visi. Yra aktyvas, kuris tikrai padeda šventes ruošti, padeda įvairiuose darbuose. Ir jeigu pasitvarkyti, reikia pasitvarkyti, ateina. Jeigu keliaujam irgi su bendruomenės nariais. Yra iš bendruomenės narių maždaug yra taip 75, kurie yra bendruomeniai, įstoja į bendruomenę, moka nario mokestį. Lankosi čia žmonės? Taip, lankosi ypatingai savaitgaliai, šeštadieniais, sekmadieniais, kai yra gražus oras, kai yra šilta. Tai iš tikrųjų čia visada sutiks ir su vaikais, ir pagyvenę žmonės pasivaikščio šitais, reiškia, ir vejomis, ir takais, ir pasėdi, yra suoliukai, yra vaizdas gražus, tiesiog taip, yra traukos centras. Vakarais tai čia yra pilna jaunimo. Tokia pasimatymų vieta liko ir su lėliukais atvažiuoja. Kada oras buvo geras, šiltas, labai daug atvažiuodavo vaikai ir maudytis, nes ten yra pakrantė nuolaidi. Atvažiuodavo ir pasimaudyti vaikai. Šiaip sakom, kad reikia. O šventės vyksta ne tik vasaros šventė, viena, kai būna visada jauni tradicinė šventė. Šiemet vyko moksleivių folkloro festivalis, buvo regioninis. Aktyviai bendruomeninėme gyvenime dalyvaujantys Juknaičių gyventojai ne tik gražina savo aplinką, bet ir prisideda prie vietos tradicijų kūrimo. Parke, kurio sutvarkymui panaudota Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama, jau nuo seno įvairiomis progomis sodinami medeliai. Šalia Europos parko ir Lietuvos tūkstantmečio giraičių yra ir nuolat besiplečiančios abiturientų bei naujagimių giraitės. Į pastarąją, pagal vietos tradiciją, ąžuoliukus arba liepaitę sodina naujagimių susilaukę Juknaičių gyventojai. Oi, planų tai mes turim daug. Kaip žinote, mes turėjom tą sveikatingumo kompleksą, kur mums yra be galo skaudu ir gaila, kada jisai tapo privatus, savininkai nekreipė dėmesio ir kai jisai vyko gaisras, neaišku, kokiais ten keliais tas gaisras įvyko ir nieks nesistengė jo atgaivinti. Ir jisai sugriuvo ir dar tokia didžiulė svajonė atgaivinti. Panašu, kad sutvarkytas parkas Juknaičiuose čia gyvenančių žmonės vilios ne tik vasarą, o ir paukščių išlydėti į pamarį traukiantys keliauninkai miestelėje galės pabūti kiek ilgiau. O po reklamos pakviesime į Dzūkiją, kur uogininkystės ūkį įkūrė miestiečių šeima. Likite kartu. Prieš keletą metų Alytaus rajone Šiukščiakalnio kaime įkūrė ekologinį uogininkystės ūkį, Daiva ir Jonas Sakalauskai gali tvirtai pasakyti. Sprendimas įveisti aviečių ir šilauogių uogyną buvo teisingas. Ūkininkai džiaugiasi, kad puikiai dera avietės, o šių metų šilauogių derlius nebuvo gausus, bet labai įspūdingas. Kai kurios uogos dydžiu sulig 2 litų moneta. Kviečiu žiūrėti. Daiva ir Jonas Sakalauskai miesto žmonės. Todėl draugai ir artimieji ne iš karto patikėjo, kad sutuoktiniai ketina rimtai ūkininkauti. Norėjusi keistis ir išbandyti ką nors naują, taip savo sprendimą įveisti uogininkystės ūkį dabar aiškina jaunieji ūkininkai. Su žmona išsikalbėjom, kad mes svajome apie tą patį, tik nepasakom to garsiai ir tiesiog susėdame ir sakome, darom, nes mes tikrai tą galim padaryti. Pirmiausia, ieškojimas nuo informacijos, įvairūs mokymai, be abejo, labai paskatino ir tėvų parama, kad tiesiog jie pasitikėjo mumis, kad mes kažką galbūt galėtumėm padaryti ir taip viskas ir prasidėjo. Dirbti nebijome ir mokame, tačiau su realizacija patirties tikrai pas mus jokios nebuvo, todėl nusprendėme, kad optimalus variantas būtų mums 4 hektarai, bet jeigu tik tai bus galimybė ir aišku noras ir sveikata, tai pasinaudojant galbūt 2014-2020 metų parama, mes, žinau, gal kažką sugalvosime, gal ir plėtra bus. Jau mes šilauogių, sakykime, tik 5 krūmus auginom apie 10 metų, tikrai supratom, kad ir vaikam jinai yra skani, ir patiems yra labai skani. Žinokit, dar gal tas labai paskatino, kad labai jau kaina yra Lietuvoje šilauogių, kadangi jų nedaug užauginama.
Tai tiesiog norėjosi ir tą produkciją auginti tokią, kad kažkada ateityje tikrai būtų ir pajamos, pagrindinės pajamos iš ūkio. Kad nebūtų vien tik tai šilauogės ir tai buvo sąmoninga daroma, kad būtų kažkokia tai kita uoga, kadangi tiesiog, kad būtų lengviau ir nuskinti, realizuoti, nes jos sunoksta tiesiog ne vienu metu. Pirma sunoksta šilauogės, po to mes skinam avietės. Daivai ir Jonui net nekilo mintis ūkininkauti chemizuotai. Prieš 3 metus įregistravę ekologinį uogininkystės ūkį, sutuoktiniai tiki, kad jų užaugintos ekologiškos uogos bus paklausios. Ypač dabar, kai ekologiška produkcija sparčiai populiarėja tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje. Šiuo metu šalyje priskaičiuojama virš 2600 ekologinės gamybos ūkių. Visa mūsų šeima iš tikrųjų už tai, kad valgytum tik kokybišką maistą, nes iš tikrųjų mes ir jaučiamės taip, ką mes suvalgom. Tai nuo to ir prasidėjo, kad iš tikrųjų norisi ne tik tai savo, bet ir klientam įrodyti, kad tikrai įmanoma užauginti ir tą ekologišką uogą ir tiesiog, klientai šiai dienai tai tikrai skoninės savybės labai skiria. Ekologiškai ūkininkaujant, sakykim, taip, ir išmokos yra kur kas didesnės ir kadangi šiek tiek mažesnis, ne šiek tiek, bet gal stipriai mažesnis yra derlius, bet kadangi tu gauni ekologinę paramą, išmokas, tai vėlgi paskatino irgi auginti dėl to ekologiškai, nes gaunamos lėšos jau padeda išlaikyti ūkį. Geras startas pradedant savo uogininkystės verslą buvo ES parama. Ūkininkai pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Nuo programos įgyvendinimo pradžios šią paramą jau pasinaudojo virš 2200 Lietuvos ūkininkų, kuriems išmokėta beveik 300 milijonų litų paramos. Na, svajonės svajonėmis, bet kad jas realizuoti vis dėlto reikia ir finansinių lėšų. Savų finansų tiek neturėjome, vėlgi paimti paskolą ir turėti įsipareigojimų finansinių vėlgi nesinorėjo. Pasinaudojant programą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, mes gavome paramą laistymo sistemai, tvorai ir daliai sodinukų įsigyti. Džiaugiamės, kad, sakykime, nes esame daugiau ne kaimo žmogus, bet žmonės, kurie jau truputėlį atitolę buvom nuo žemės ūkio ir gyvename mieste, o mumis tikrai labai pasitikėjo ir nesinori dabar ir nuvilti. O parama iš tikrųjų didelė parama. Tai, ką mes gavom įkurti ūkiui, tai mums tai buvo finansiškai tikrai didelis postumis. 4 hektarų plote dera 2 veislių avietės ir 8 šilauogės. Pastarųjų didžiausius pasaulyje plotus augina kanadiečiai ir amerikiečiai, rytų Europoje lenkai. Šilauogių uogos vertinamos kaip dietinis produktas, pasižymi gerų skonių, nedideliu kaloringumu. Iš visų žinomų šviežių vaisių ir daržovių šilauogės didžiausias antioksidantų šaltinis. Viskas prasidėjo, tai aišku, nuo plyno lauko, nuo interneto ir visokios literatūros skaitymo ir informacijos pirmiausia rinkimo. Viziją mes tikrai turėjom, kaip mes norim, kokį mes tą norim ūkį matyti. Norėjosi, kad būtų uogų daug ir gausiai, ir po truputėlį viskas lygtai ir važiuoja į priekį. Dirvožėmis, kur mes įkūrėme uogyną, aišku, jie kaip ir visoje Dzūkijoje yra nederlingas. Tuo tik tai gerai, kad tai yra priesmėlis, o lengvas dirvožėmis, kas yra gerai avietėms, o šilauogės praktiškai galima auginti bet kokiame dirvožėmyje. Pagal ekologiško ūkininkavimo reikalavimus hektarą reikia pasodinti ne mažiau kaip 1600 sodinukų. Mūsų į 2 hektarus pasodinta beveik 5000 sodinukų. Šilauogės normaliai derlių duos, kai joms jau bus nuo užgimimo 5 metai. 2 hektarų žemės plotas skirtas remontantinėms avietėms. Pasak ūkininkų, tas, kas mano, jog avietės užauga ir duoda derlių neprižiūrimos, labai klysta.
Tai mėgstantis priežiūrą augalas. Jaunas avietes reikia ravėti, kad jų nenustelbtų žolė. Avietino taip pat neužveisime, jei žemė nuolat permirks ar perdžius. Lietuvoje kol kas avietė labiau vaistai nei uoga, tačiau pasaulyje populiari ir mėgstama. Čia turime ekologiškai užaugintas polka veislės avietes. Mes pasirinkome būtent šitą veislę, kadangi pirmiausia, aišku, tas pasirinkimas buvo grynai iš literatūros. Pagal jos skoninės savybės aprašytas, pagal aprašytą jų išvaizdą prekinę, kad jos yra transportabilios. Kiekvienais metais uogų derlius tikrai didėja. Kiek norėtųsi, galiu pasakyti, norėtųsi kuo daugiau priskinti, nes, sakykime, literatūroje yra vienai prašoma pakalbis su vyresniais ūkininkais, kurie daugiau metų ūkininkauja, yra truputėlį kitaip. Na, o kokia mūsų patirtis bus, aš iš tikrųjų galėsiu pasidalinti po keletos metų. Nuskinus derlių, avytes mes nušienaujame su trimeriu. Bandėme techniką panaudoti, bet tiesiog sugadina mums kotus, kurie lieka. Paliekame maždaug 10 cm aukščio. Sąmoningai dėl to, kad ekologinis ūkis ir norime tuos nuderėjusius uogynus pašalinti tiesiog iš uogyno ir kad kuo daugiau ligų pasišalintų. Labai gera nuskinti uogą, ją parduoti ir matyti tą finansinę išraišką. Ir skinėjų faktiškai dar kai nėra mūsų didelis, mes tengiamės viską daryti savo jėgom. Daivos ir Jono uogininkystės ūkis dar labai jaunas, tačiau jo šeimininkai skinasi kelią į Lietuvos ekologiškų uogų augintojų gretas. Šalia jau auginamų aviečių ir šilauogių vartotojams ketina pasiūlyti ir kitų uogų. Šiemet Šiukščiakalnyje jau derėjo braškės. Ūkininkai džiaugiasi, kad paragavę ūkyje užaugintų uogų, pirkėjai vėl sugrįžta. Labai smagu bendrauti su klientais, kurie vertina tai, ką tu užauginai, kurie galų gale atvykę į ūkį mato, kaip ta uoga auga. Ir jie tuomet labiau pasitikė tavim. Jei tu myli ir mėgsti tai, ką tu pats darai, su užsidegimu tu darai, tai nėra sunku. Labai man keista žmonių požiūris, kad sako, uogų nuėmimas jiems atrodo labai sudėtingas ir sunkus darbas. Mums čia yra begalinis džiaugsmas ir malonumas. Tai yra tavo darbo vaisiai, kuriuos tai iš tikrųjų dabar jau gali raškyti. 4 hektarų uogyną įveisę Daiva ir Jonas kuria ambicingus ūkio planus. Ateityje tiekti į rinką ekologiškai užaugintas desertinės uogas. Nors šių metų šilauogių derlius jau nuimtas, tačiau aviečių mėgėjai ūkyje užaugintų uogų galės ragauti iki pirmųjų rudens šalnų. Tiek paruošėme šiam rytui, susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį 9:30 per LNK. O laidos kartojimo, kaip visada, ieškokite lnk.lt video galerijoje LNK Go. Likite sveiki. Europa investuoja į kaimo vietovės. Projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.